Smalsu, ar lietuviai išlieka vis dar tokie pat neabejingi cepelinams. Tad komentaruose nepatingėkit, parašykite, mėgstat ar nemėgstat cepelinus. O kol jūs rašote komentarą, aš skubu į kavinę XXXL. Na žodžiu, kavinė su 3 X ir 1 raidelė L. Meniu tradiciškai kavinėm platus ir jį išvardinti reikėtų, aš manau, gero pusvalandžio. Kol bare ruošiami gėrimai, aš veltui laiko neleidžiu, o skaičiuoju pro šalį pravažiuojančius automobilius. Automobilių skaičių nepasiekus 100 ant mūsų stalo pasirodė gėrimai. Agurkinė sriuba pranoko visus lūkesčius, kuriuos buvau sudėjęs į jos mažą kainą. O jau maišydamas sriubą prisiminiau vieną TikTok personažą, kuris nuo grietinės alpsta ir kuriam šitas perėtas sriuboje grietinės kiekis būtų pats maloniausias atradimas tos dienos. Gerų skonių pasižymėjo ir burokėlių sriuba. Tirštoka, su lengva rūgštele, žodžiu pasakiška sriubelą už tokią kainą. Nežinau kaip jums, bet man, kai ateina šalčiai, aš užsimanau riebesnio maisto. Tos dienos maltinukai buvo labiau tinkantys sienom glaistyti, nei valgyti. Jei būčiau darbų vykdytojas, tai skystą vandeningą bulvių košę atiduočiau sienom tinkuoti, o miltinį padažą sienom glaistyti. O atneštas mums cepelinas buvo toks gražus, lyg būtų nužengęs nuo dailininko drobės. O jo skonis toks tragiškas, kad net būtų gėda jį siūlyti priešui. Bulvių tarkis kietas ir beskonis. Tad jei ir sugrįšim čia, tai tik dėl sriubų.